Kaip ir žadėjau, įrašau trumpą video, kaip reiktų ArcGIS Pro programoje importuoti duomenis, kurie yra išsaugoti tekstinėme faile. Ekrane matosi ArcGIS Pro atidarytas langas ir jo viršuje langas, kuris vaizduoja katalogą. Aš tiesiog esu susikūrus katalogą savo kompiuterio C diske, temp kataloge GIS 2023 ir jame pas manęs yra išsaugotas gilių duomenų failas. Kaip ir VMA sistemoje, Moodle sistemoje, tai yra failas, kuriame yra X, Y duomenys ir gilis reikšmės su taškais. Šitas failas tai yra tas, kuris talpina savyje duomenys neatrinktus. Ir aš tiesiog juos noriu įsikelti į ArcGIS programą ir pažiūrėti, kaip tie duomenys yra išsidėstę erdvėje. Taigi, ArcGIS Pro programoje pasirenku naują projektą, map projektą, galiu atitinkamai skirti tam projektui tam tikrą priskirti pavadinimą, tarkim bus tai giliai, jam bus sukurtas katalogas, spaudžiu OK ir programa atidaro bazinį žemėlapį, kuriame matysis Lietuvos teritorija. Tai yra atsižvelgiama į mano teritorijos vietą, tai yra mano lokacijos vietą. Kada jau matome tą žemėlapį, map meniu punkte yra punktas add data ir papunktis XY point data. Pamenu, viename iš virtualių kursų šita komanda buvo naudojama. Taigi, pasirenkam šitą komandą. Atsidariusiame geoprocessing lange matysime kelis laukelius. Input table mums leidžia pasirinkti failą, iš kurio bus imami duomenys. Mane nukreipia į katalogą, kuriame yra projekto pavadinimas, o pradiniai mano duomenys yra kitame kataloge, temp GIS 2003 ir yra giliai 2006 TXT failas. Aš jį ir pasirenku. Antroje eilutėje kompiuteris sukuria pavadinimą. tą pavadinimą galima, aišku, pakeisti, bet aš jį palieku tokį, koks jis yra, todėl kad bet kuriuo atveju, kada bus importuoti duomenys į ArcGIS Pro programą, vis tiek tie duomenys nebus shape failo formatu ir reikės konvertuoti į shape failą. Atitinkamai trečias, ketvirtas ir penktas punktai yra skirti duomenims įvesti. Kompiuteris jau atrado stulpelį pavadinimu X ir Y stulpelį, o Z laukelis, tai yra duomenys patys, reikia pasirinkti gilis reikšmę. Kas dabar yra labai svarbu, tai yra nustatyti koordinačių sistemą. Mūsų Lietuvos teritorijai koordinačių sistema yra ne šita, vadinasi, šalia paspaudžiame ant planetos piktogramos ir atkreipkime dėmesį, kad atsidariusiame lange pas mus yra siūlomos dvi koordinačių sistemos, tai yra XY, tai yra koordinatėms bei duomenims. Nei viena, nei kita mums netinka. Ką reikia daryti, ką reikia keisti? Visų pirma, mes turime pakeisti koordinačių sistemą, kuri yra nustatyta mūsų duomenims. Tai yra, mes turime čia susirasti, kad būtų LKS. Ir, man atrodo, Projected Coordinate System, Europe, susirandam LKS 94. Dabar iš karto mums kompiuteris praneša, kad negerai, netinka visas šitas variantas, nes iš tikrųjų duomenų koordinačių sistema turėtų kaip ir sutapti pagal tą pranešimą. Iš tikrųjų mes turėtume duomenų, tai yra
current Z koordinačių sistemai nustatyti none, tai yra jokios koordinačių sistemos, o x, y koordinatams nustatyti prieš tai mano surasta LKS 94. Taigi, ten, kur yra current XY, tai LKS 94, o current Z, none. Spaudžiame OK. Nepaisant šauktuko, kuris yra prie koordinačių sistemos, kodėl tas šauktukas yra, kompiuteris prieštarauja tam, kad duomenims nėra parinkta koordinačių sistema. Mes vis dėlto spaudžiame Run mygtuką, laukime, kol bus konvertuoti ir įkelti duomenys. Duomenys yra įkelti, kompiuteris vis dėlto parodė problemą tam tikrą, tai yra pranešimą. Ir tas pranešimas, taip kaip ir aš minėjau, no vertical coordinate system defined. Tai yra nėra koordinačių sistemos Z duomenim. Mes į tai nekreipiam dėmesio, nes todėl, kad mūsų yra duomenys jau įkelti. Taip. Mes matome kuršių marias, kurios yra žemėlapyje pavaizduotos, ir taškus. Kodėl taškai nevaizduoja visų kuršių marių duomenų? Todėl, kad šitie taškai apima Lietuvos teritorijos ir šiek tiek Rusijos teritorijos, tai yra Kaliningrado srities berods, jeigu neklystu, kuršių marių dalį. Tokie yra mano turimi duomenys. Tame tarpe, kada jūs atrinksite savo duomenys, tai jie irgi turėtų teritoriškai apimti tą pačią sritį, tiesiog jų turėtų būti mažiau. Atitinkamai, kada yra įkelti duomenys, juos reikėtų konvertuoti į shape failą. Tam mes pasirinkame Analysis menu punktą, Tools, ir šičia pas mus turėtų būti Future. Shape berods. Future class to shape. Konvertavimo priemonė. Ja pasirinkame. Tai yra pas mus vaizdo Future class. Klasė. Čia toks tiesioginis mano vertimas, iš tikrųjų tai yra duomenys ir mums reikia į shape failą įkelti. Tai atitinkamai mes pasirinkame iš sąrašo mūsų ką tik sukurto duomenų failą, giliai 2006, antroji eilutė mums nieko nereikia. Output folderį mes turim nurodyti, kur atsiras mūsų shape failas. Aš tarkim tam esu sukūrus katalogą kuršių marios ir parinku jį. Paspaudžiu OK ir paspaudžiu Run. Šitą komandą veikia be pranešimų. Atitinkamai mano kataloge kuršių marios yra shape failas konvertuotas, tai mūsų duomenų failas, kurį jau kaip ir galima su juo dirbti. Tai yra iš principo kitą kartą galima atsidaryti jau turim atidaryti ne šitos duomenis ir su jais dirbti, galima tiesiog atsidaryti shape failo duomenis ir dirbti su jais. Tai yra, galima susikurti naują projektą, kuris jau vadinsis kitų vardų, atsidaryti shape failą ir atlikti visas tas operacijas, kurias jūs analizavote virtualių kursų metu. Tai tiek.